Kodėl didėja vis reiklių žmonių. Reiklių tai kai aš noriu, va tai va rėkia ir jie neiškomunikuoja būtent rėkia, kad tu manęs negirdi, aš noriu šito. Tai yra apie tai, kad žmogus nemato pats savęs, jisai nepažįsta savęs ir nežino būtent savęs, kaip iškomunikuot. Ir jisai rėkia būtent, kad aš noriu būti pamatytas, aš noriu būti išgirstas, aš noriu būti priimtas. Ir iš kur tai eina? Suaugusiam gyvenime. Vėlgi grįžtam prie vaikystės, kai aš buvau mažas vaikas, aš norėjau, kad mama, dažniausiai būna šitoj situacijai mama, bet kad pats mane pamatytų, kad mane išgirstų, kad pamatytų ne tai, kad aš alkanas, piktas ar verkiantis ar ten dar kažką, būtent kad pamatytų mane kaip asmenybę. Mama, pažiūrėk į mane. Aš turiu savo norus. Aš turiu savo kažkokius pageidavimus. Bet dažnai tėvai nemato. Dažnai mamos to nemato. Ir jos tiesiog dažnai net nesuvokia, kad taip galima pamatyti, kad ten mažas vaikas tai yra asmenybė. Ir nesuvokia dėl to, kad ir eina tokia grandinėlė viena po kitos, kad persiduoda auklėjimas, kad man reikia namus sutvarkyti, man reikia viską greitai padaryti, būtent tas kaip žiurkėnas rate, aš bėgu, aš darau, aš vaikausi kažko, bet aš nematau savęs, savo norų, savo poreikių, aš nematau artimų žmonių. Aš nesustoju, aš jų nestebiu, aš jų neanalizuoju. Ir čia ne tik apie juos, apie save. Ir aš nebandau išgirsti, kas tenai. Ir tai tikrai dažna problema, kad ateina žmonės į konsultacijas, pasakoja apie savo problemas, būtent šeimos problemas. Dažniausiai tai, aišku, būna 80% tarp santykių vyro žmonos arba vyro moters. Dažnai būna dėl vaikų, kad manęs nesiklauso, kad ten nepaklusnus, kad aš nerandu bendros kalbos, sunkiai vaikystė, sunkiai jaunystė, paauglystė. Ir dėl ko tai yra, nes aš nesustoju ir nepamatau. O kas va tenai? Aš matau tik tą vaizdelį, viršutinį ir taip plačiai. Bet aš nebandau įsigilinti, kas tenai. O pabandyt, tai yra, kad aš save matau ten giliai, aš save pažįstu ir tada iš to, kad aš save pažįstu, aš nerėksiu, aš nebūsiu reikli, aš tiesiog išsakysiu, iškomunikuosiu savo požiūrį, savo norus ir iš sveikos psichinės būklės, brandos aš iškomunikuosiu. O tai mes galim, negalim, o tai tu nori, nenori. Nes dabar žinot, kaip dideli suaugę kūnai, bet visi kaip maži vaikai. Tiesiog sakau visi, nes tikrai dauguma ir komunikuoja būtent iš tų mažų vaikų pozicijos. Ir tada, nes vaikas jums tikrai nepasakys, mama, aš noriu ledų, todėl kad ir motyvuos, kodėl jisai nori ledų. Taip ir suaugęs, jisai noriu ir pats dažnai nesuvokia, kas slypi už to noro. Jisai reiklus, nes aš noriu, kad būtų taip, nes kaip ir maži vaikai, jie nekomunikuoja. Jie tiesiog stovi ir trypsi kojytę, aš noriu, verkia, rėkia, aš noriu, kol negauna savo, nepatenkina savo to noro, arba kol nepasakys viskas, užsičiaupki ir ačiū viso gero. Taip ir suaugę. Ir kai jūs iškomunikuosit brandžiai, kaip suaugęs, tai tiesiog jūs pamatysit kitą
žmogų irgi, tą oponentą, kitą pusę, o ten brandi asmenybė ar ne. Ir jeigu mes, čia kiekviena komunikacija yra susitarimas, tai yra būtent emocinė branda, kad mes susitariam. Ar aš mama su vaiku, aš susitariu, aš iš hierarchijos aukštesnės, vaikas iš žemesnės, nes tikrai yra hierarchija, mes negalim būti lygus. Ir mes susitariam, aš išgirdau tave, aš priimu, kad tu pasakai, bet aš iš hierarchijos dabar turiu spręsti. Arba patenkint, arba nepatenkint ir motyvuoju. Kodėl? Tam, kad tu irgi brandžiai užliptum vienu aukštu laiptelį aukštyn. Mes kaip du suaugę sprendžiam kaip vyras ir žmona, ne kaip maži vaikai, tu manęs nesupranti, kiek aš tau sakau, tu manęs negirdi, aš niekaip nesuprantu, ką tu sakai, o tiesiog, okei, faktais, aš noriu taip ir taip. Aš negaliu šito tau dabar duoti. Negaliu mūsų šeimai suteikti šito. Kodėl? Todėl ką? Taip. O čia aš noriu ten į Maldyvus, tai jeigu nori pati užsidirbk ir skrisk. Čia yra būtent iš mažų vaikų pozicijos bendravimas. Ir nesvarbu, kad jiems 40-50 metų. Ir būtent tas reiklumas ir yra, kad manęs nemato, manęs negirdi ir manęs nepriima. Bet čia pirmas dalykas. Grįžtam į save. Aš savęs nematau, aš savęs negirdžiu ir aš savęs nepriimu. Nes aš savęs nepažįstu. Tai bet kokia komunikacija su bet kuo kitu yra iš vidaus.